turėjau vieną iš savo senosios gerosios praktikos, kaip stogą montavom ir įlajas užsakovas į parapetą norėjo dėti tokias, kurios neturėtų būti dedamos. Iš karto buvau numatęs, kad čia bus negerai, įtariau, sakiau, bet ne, viskas gerai. Tai ir po to, po 2, po 5, po 7 metų vis skambina ir tos problemos išlindo. Tai mano tokia nuomonė, kad visos medžiagos turi būti naudojamos tokios, kurios tam yra skirtos. Jeigu nori užsakovas sutaupyti ten jūsų darbo sąskaitą ar jūsų ten garantinio aptarnavimo sąskaitą, nu tai nežinau, pagalvokit, ar tikrai verta. Tai jeigu darysit pagal taisyklės ir pagal instrukcijas, tai niekada neturėsit jokių problemų, nes paskui būna iki tokių dalykų, kiek esam girdėję, kad eina žmonės į teismus su tais statybininkais ir sako, va, tai sako, tu man sakei taip daryti, o tas sakei, nu tai niekur negalioja, bet knygoje rašo, va, kad reikia taip daryti, o jūs darėt kitaip.